vasara, lyg kontrastai juostoj esame. Aš verkiu, o tu juokiesi, bet kažkaip išliekam dviese. Ieškokim, kas mus jungia kartu minutę sunkiau. Nes tai, kas skiria mudu ir taip akivaizdu. Ieškokim, kas mus jungia kartu minutę sunkiau. Nes tai, kas skiria mudu ir taip akivaizdu. Daktare, kas mano Jūs Jonai? taip nesijaudinkit, nusiraminkit. Tai paprasčiausias apendiksų uždegimas. Tiesiog atėjo laikas jį išoperuoti. Nuvešim į ligoninę, išoperuosim ir viskas bus gerai. Jeigu žinoma, Jėzau, ką jūs darot? Kojom į priekį nešam, gyvas žmogus. Tai jūs pablūdot. Atsargiai, aš dar gyvas. Ką jūs darot? Jūs taip pratot. O jūs išlėsinės pasamkit čia. Ai, jas! Neskauda. O jūs mėtot. Kad mėsos kombinatas ne kitai. O, Jėzau! Gyvuliai, ką jūs darot? Kaip aš Valyte, a tu matai, kokia lemtis, koks jau mano likimas. Gyveni žmogus ir pats ir ateina paskutinioji. Jėzau, gali, nestum, palauk. Ką tu kalbi? Tu man gyvas reikalingas? Valyte, tu dar jauna, tu dar susirasi dar kitą, gal geresnį už mane. Tu man pats geriausias. Valyte, toks jau tas dalykas gyvenimas. Ir patys geriausi vieną dieną išeina. Gali nestum, palauk dar biškį. O Jėzau, o kur Vitalikas, ką? Aš nematau. Man akyse ten, praeik arčiau Vitaliką. Vitalikai, galbūt paskutinį kartą jau matome, žinok. Jeigu negrįšiu, tau palieku. Mažulė savo rūpinkis, mylėk globok kaip savo, žiemą laiky garaže būtinai. Jonai, nekalbėk, prašau, nekalbėkit taip, jūs sugrįžkit, tada gyvensit 100 metų. Nesiginčyk su manimi, Vitalikai, pasakiau šventą. Ne, Jėzau. O dėja, jis miršta. Palauk, dar turiu gramelį. Ką? Sveikatos. Kokį gramelį? O Marytė, kur? O ką Marytė netėjo? O Jėzau, Marytė, jums noriu palikti. Jėzau, nieko nebeturiu valyti. Vitalikui palikau mažulę, tai jūs kartu dviesi mylėkit ir globokit ir saugit. Nu ką, sudė laimingai, neminėkit manęs blogoj. Palauk, aš važiuoju su tavim. Valentina, jūs namie reikalinga, jūs nevažiuokit. Gydytojai pasirūpins. Tai kur tas mūsų ligonis? Jeigu atsisveikinimas vyks tokiu tempu, mes tikrai galim sulaukti komplikacijų. Nu, gerai, jau kiškit mane virčiai našus. Ligoniai, dar per anksti save laidojat. Nu, palauk, nesakyk. Už tai aš puikiai žinau. Važiuoju. Visiems, neminėkit blogojų. Vitalijau, nu ko tu stovi? Ką man daryti? Nešk mašinos raktelius. Aš važiuosiu į ligoninę. Močiute, neverk. Viskas bus gerai, neverk. Na, jūs man atleiskite, kad aš jau taip ant jūsų abiejų palieku visą mūsų ūkį, gerai? Oi, nieko, viskas gerai, mes su Ugne viską susitvarkysim, žinoma. Suprantat, Rūtelė, mano bendradarbė toks geras žmogus, toks geras, jinai visada mane pavaduoja, visada. Ir aš niekaip negalėjau jai atsakyti, žinot, taip jau. Ne, tai aš puikiausiai suprantu, mesgi darbė irgi taip stengiamės draugiškai viens kitą pavaduoti, paleisti, taip sakant, pakeisti. Nu, aš suprantu, žinot, nu, tai tiek vargo, tiek jums, bet tiek darbų man ir, nu, žodžiu, ai. Tai mesgi su Ugne galim jums padėti, iš tikrųjų, atlikti tos darbus, nagi. Nebaikit, nereikia, nesverginkit. Aš rimtai sakau, mes su Ugne galim laisvai, ne Ugne. Nu taip, nu. Nu, jeigu nesunku, tai tada šitą darbą galit padaryti. Va, vištas paleisinkit ir paršiuką mūsų pašerkit, gerai? Nu, va. Be problemų. Jo, nu tai tvarkoju. Gerai. Oi, palaukit.
Nesunku, jeigu nesunku, palikit sandėliuko duris atviras, ten svogūnai, jie turi pradžiūti. Na, tai šitą tikrai sugebėsim. Na gerai, viskas. Jau. Žinoma. Oi. Nu ir paskutinis, žinot, ten ant aukšto yra keli maišai pernykščių bulvių, tai reikia jas nunešti į rūsį. Į rūsį. Jo, Gerai. jo. Žinoma. Ir ten nu, yra keli stiklainiai pernykščių marinuotų daržovių, jas irgi reikia nunešti į rūsį. Tai ir viskas. Labai gerai. Nu taip, puiku. Mes su Ugne galim ir kalnus nuversti, ar ne? Nereikia. Kalnų versti nereikia. Padarykite tai, ką prašiau, gerai? Viskas, nu. Na. Kaip aš atrodo, ha? Tai jūs atrodot, kaip visada puikiai. Ačiū. Na. Ate. Iki. Ir jums sėkmės. O tu, Ugne, žinai, kad vištos yra seniausiai žmogaus prijaukinti paukščiai. Dabar žinosiu, senelė. Taip, ir kai jas pašaukti, cip, jos pribėga, va? Ne, va, iš karto artin bėga. Ja? Viską supranta jos. Padėk Dieve, Vitalka. Taip, aš ne prieš, tegul padeda. Labą dieną. A tu, matau, mums kepsnius lesinį nemokamą užkandą ruoši. Ne, nes Valentina prašė padėti jai, tai mes vat, ir padedam apie jokius kepsnius, ten kalbos dar nebuvo. A kodėl tu po Valentinos ūkį krapštai? Su Jonas, kur, man atrodo, čia jo pareiga savo vištidę prižiūrėti. Jonas ligoninėje. Aha, Jonas ligoninėje. Tai čia jokingo, ne. Rimtai, ligoninė. A, taip. Jam apendiksas. Nu taip, aš žinau, aš Jono apendiksą, jam kaip rudens darbai ant sprando, taip jam iš karto apendiksas. Norėčiau ir aš tokia lyga susirgti, kai mane rūpesčiai prispaudžia. Jonas. Ne, aš rimtai šneku, apendiksas, operuosiu. Kai rimtai, ligoninė. Rimtai, Aš rimčiau nebūna. galvojau, Jonas ant sofkutės namie savo apendiksą su Valentinos trauktinė gydo. Ne, šį kartą ne. A, nu, tada atsiprašau, tada, žinai, apendiksas yra šventas reikalas, rimtas dalykas. A, nu, gerai, tas mūsų Jonelis perduok jam labų dienų ir tegu sveiksta greičiau. Perduosiu būtinai. Ne? O, žiūrėk, tą vištį juodavo, pažiūrėjai tada. Taip, duokai juodai lesavo. Va, duok. Ašgi svarbiausia pamiršau, ko atėjau. Tu man su tuo apendiksu dantis užkalbėjai. Man iš galvos visai išlėkė. Jonasgi buvo pas mane prieš savaitę namie ir pasiskolino šitą... Va, šitą šakes. Reiktų gražinti. Nu, jeigu skolinasi, tai... Geras Žinoma, šakės. reikia gražinti. Šakės naujos, geros. Aš pravirksiu, tu paguosi, nukabint neleisi nosies. Aš pailsiu, tu ištiesi ranką ir nueisim tiesa. Aš paslysiu, tu pagausi, jei negrįšiu, tu vis lauksi, jei atšalsiu, tu užkursi širdį ir jausmais užbursi. Ieškokim, kas mus jungia kartu minutę sunkiau.
viešpati. Kas čia? Kasgi čia? O viešpati, na. Kas čia? Čia mes su seneliu Vitalijum atlikom visus darbus, kurių prašai. Ką? O paršas jums padėjo? O Dieve. O Dieve. Tai palaukit, tak. O kodėl čia paklodė? Kodėl čia šita mano staltiesė? Va, kas čia? Mes norėjom jums dar daugiau padėti ir, žinot, nusprendėm tada išlyginti visus skalbinius, bet užmiršom lygintuvą išjungti, kai bulvės nuo laiptų čia rinkom. Tai, kodėl jinai šlapia? Tai mes ją kompotų užgesinam. Kompotų? Nu, ačiū Dievui. Katukai, man taip pat labai rūpi mūsų Ugnės naujos gyvenimo etapas. Aš taip pat noriu, kad jisai prasidėtų sklandžiai ir lengvai. O anglų mes rytoj pasikartosim. Taip, garantuoju, taip, pažadu. Ne, Katukai, mes patys, žinoma, mes patys su tavim viską sutvarkysim ir nuspręsim, žinoma. Taip. Bučkis, lauksiu sugrįžtant. Man labai įdomu, kuom jūs taip kartu su ponia Marija pasirūpinsit? Ar tai paslaptis? Čia nėra jokių paslapčių, čia svarstom, ką padovanot Ugniai rugsėjo 1 progą. Nu ir ką, jūs nusprendėt padovanot? Tiesiog pasvarstėm, nusprendėm, kad mes padovanosim tokį gerą ir brangų parkerį. Brangų parkerį? Ja. Gerą. Suprantu. Prasideda Vasiliauskų įsidirbinėjimai, jo? Parodėt mum Nalivaikom, kad mes žinotume savo vietą, ne? Kam jūs tai? Nu kaip tai kam? Ponia Valentina, tai taigi paprasčiausiai, tiesiog parkeris, tiek. Taip, tiesiog parkeris. Bet ko gero su auksinė plunksna, ne? Taip. Vadinasi, tokia užduotis. Tarkim, pintiniai yra 90 obuolių. Taip? Ir mes čia dabar surenkam ir pridedam dar į pintinę 10 obuolių. Kiek obuolių bus pintinėje? Pagalvok. Nagi, kiek obuolių bus pintinėje? 90 plus 10 bus 100. Taip? Taip. Puikiai sprendė pirmąjį užduotį. Labai gerai, todėl tu užsitarnavai nubėgti į virtuvę ir atsigerti kompoto. Ir neužmiršk man atnešti kompoto, prašau. Gerai. Labas, Vitalka. Labą dieną. Aha, tai lieji prakaitą obuolių plantacijai. Na, reikia šeimininkam padėti, nusprendėme su Ugne. Kaip Jonas, kaip sveikata? Ai, puikiausiai. Tuoj grįžta jau, viskas gerai. Ai, tas mūsų Jonas, jam lygos tai nuo jo kaip nuo žąsies vanduo. Klausyk, Vitalka, aš čia ne šiaip savo pas tave su reikalu. Jonas prieš savaitę skolinosi iš manęs purkštuvą. Purkštuvą? Aha, va tas, kur čia stovi, kaip tik ten šonas įbrėžtas, tai aš jį paimsiu. Nu, aš nežinau, tai jeigu čia jūsų daiktas, tai imkit. Aha, tai aš imu reiškia, aha.
O tai, žinai, čia stovi pas Joną, jau savaitę vieną vietą užima, o man, žinai, ten reikia šitos nupurkšti. Tos, aha. Klausyk, Vitalka, aš dar į sandėliuką trumpam užeisiu, nes Jonas prieš savaitę iš manęs daug visko skolinas, o atiduot pamiršta, tai maža ką. Ai, tai, matai, Jonas, o parazitas. Prieš savaitę pasiskolino iš manęs skylėje pragraštė. Aš visus namus išverčiau, ieškodamas, maniau jau kas pavagė. Pasirodo, čia pas Joną viskas sandėliuke guli. Va, o dar vienas mano naudingas daiktas, kažkoks pusbrolis prieš savaitę gimtadienį man nupirko, padovanojo. O Jonas pasiskolino ir va, prašau. Draugas, draugas dar toks. Puh. O tai ką, jis jums nedraugas? Ko jūs taip įkolijat čia dabar? Tai taip, Vitalijau draugas, bet žinai, kiekvienas daiktas turi žinoti savo šeimininką. Aš dar vėdrą pasiskolinsiu, kraštui parnešti, vėliau grąžinsiu. Gerai. Labas, Tomai. Labas, Ugnė. Ką veikia? Deginu stiklą, šiandien bus saulės užtemimas. Jokio saulės užtemimo šiandien nebus. O tu iš kur žinai? O mane senelis Vitalijus mokė astronomijos. Dabar aš galiu atskirti didžiuosius grįžulo ratus nuo mažųjų. Žinok, tu ką nori, o aš vis tiek jo sulauksiu. O ko tu čia degini savo stiklą? Gali namie deginti. Taigi pas mamą tas policininkas Zigmas vaikšto. Policininkas? Tomai, bėk pas savo mamą. Tavo mama gali išvežti. Niekur jis nieko neišveš. Mama pati pakvietė. Tomai, tu tikrai kada nors prisidirbsi ir tave išveš į kalėjimą. Aš čia iš vis ne prie ko. Mama į pietų pakvietė. Ir ko tas Zigmas pas mus vaikšto? Man ir tai su mama dviese gerai. Jo, nesuprasi tu suaugusių. Nu, aš kaip ir ne prieš. Mamai reikia vyro, bet aš negaliu taip greitai priprasti prie to Zigmo. Tomai, tavo mama gali ištekėti iš policininko Zigmo ir bus labai gerai. O tai kas čia gero? Jeigu tavo mama užtekės iš policininko ir tu nusikalsi, tavęs negalės suimti, nes tavo tėtis bus policininkas. Nu jo, gal ir gerai. Tai tegul vaikšto tas Zigmas pas mamą. O galima su tavim pažiūrėti pro tą stiklą? Aišku, negi gaila. Oho, kaip gražu. Labą dieną! Labą dieną! Kaip sekasi? Atsiprašau. Man atrodo gerai sekasi. Karštis, karštis koks. Karšta, jo, tikrai kvėpuot nėr ko atrodo. Taip. Galėčiau tai įsirengčiau ir taip ir vaikščiočiau. Jo, va čia jau ta klimato kaita, kaip sakot. Taip, tas karštis, taip. Jūs čia va žarną kiemą laistot. Taip. O žarna prie skaitliuko prijungta? Ta prasme, kaip prijungta? Prie skaitliuko.
Aš ir nežinau. Tai palauk, tai brangu, ai, nu tai brangusis, tai gaunasi, kad jūs vagia tą vandenį. Kodėl va? Tai kaip, tai vagia? Ne, nu kaip? Ne, tai aš tuoj va protokolą surašau, baudą, žinokit, baudą. Ne, nu kaip, aš tai aš tas. nevagiu, aš ne visiškai, aš iš viso čia, aš ne šeimininkas iš tikrųjų, aš čia tik tai padedu ir... Jūs, aš nesuprantu, koks čia protokolas, iš kur jūs esat, kas jūs toks? Kas aš, toks, kas aš, iš VAI? Iš kokių dar VAI? Nu, VAI, vandens apskaitos inspekcija. Paprašyčiau. Aš vat ir vaikštų po visur ieškau pažeidėjų, kurie vandenį va tai va, į žemę varo. Čia kokie 7 kubai, žinot, kokia dabar bauda bus? Aš tik pradėjau. Nu kaip, pradėjau. 7 kubai. Vanduo kainuoja. Kainuoja vanduo. Ne, nu tai gerai, nu jeigu jau aš čia esu nusikaltėlis, tai, ką žinau, tai aš nenorėjau, bet tai jeigu reikia, rašykit tą protokolą, baudą. Susimokėsim. Pirmą kartą? Nu, pirmą, nu, taip, aš sakau, nelėtinis. Pirmą kartą. Nu, tai kaip pirmą kartą, tai tada minimaliai tada. Minimaliai, be kvito. 30 tada. Gerai, tai aš šitą. Tamsta, aš čia tik tai 25 turiu dabar. Nu, tai gerai tik. Nu, tai 25 tada. Tai aš tuos 5 galėčiau, jūs pasakykit sąskaitą, aš pervesiu. Nereikia, jokia nereikia į tą sąskaitą. Taigi matau, kad žmogus pirmą kartą padorus. Pirmą kartą, žinoma. Bet jūs ateity tai nepažeidinėkit, nes VAI tai labai budriai ieško pažeidėjų ir labai smarkiai bauda. Ne, taip, tai... Žarną suviniojam, viskas čia sutvarkom ir... Taip, viso gero. Jokių pažeidimų daugiau nebus, tikrai. Taip. Nebus. Nu, Juozai, kaip? Nu, ką tyli? Pavyko? Jokių problemų. Jokių. Jo, Mickau, aš netikėjau, kad tai bus. Tas Jono kūmas toks lopas. Aš tokius makaronus jam kabinau. Oho, galima čia dirbti, galima. Tai... Va, lygiai pusę 10 eurų. Turėk. Nu, ką čia? Nu, tai kur butelis? Ką? Koks butelis? Juozai, nu kur aš tau per tokį karštį parduotuvę pėdinsiu? Man spaudimas. Mickau, aš čia nesupratau, kad tu čia? Tu mane visai durnu laikai? Taigi tarėmės, aš sutvarkau profesorių, paimu pinigus, o tu visą šou, ferverkai, balius, viskas, butelį pažadėjai pastatyti. Nu? Aš sakiau 50 eurų. Tai tu džiaugis, kad jis tiek turėjo? Ne, nu gerai, bet į parduotuvę tingiu. Viskus už tu. Ir tu varėk greičiau, ir tu nebandyk pasislėpti. Kur aš pasislėpsiu, tu sėdėk čia, tuoj grįšiu. Labas, Vitalka. Sveika, ugnytė, skanaus, parduok butelį, gelbėk žmogų. Žiūrėk, gal užteks, mielas Mickau. Čia jums nealkoholinių gėrimų parduotuvė. Vitalka, ašgi ne savo, ne man reikia.
Nu, pas tave inspektorius iš vandens apskaitos buvo? Buvo. Nu ir Sumokėjau baudą? kiek? 25. Kiek? 25. Vitalka, tu mūsų kraštuose svečias, įstatymų nežinai, išdūrė tave. Kaina už tokį pažeidimą pas mus yra 0,5 litro. Parduok butelį. Man visada Valė savos gamybos parduodavo trauktinę. Nu ką žinau, aš čiagi ne vietinis. Šaldytuvę, pažiūrėk, ten kairiai pusėje, po pačioj stovi. Čia durelėse gal? Nu, va ten, aha, durelėse. Aha, va, šitas, Vitalka. Aha, ačiū, Vitalka. Koks aromatas. Miško pasaka. Būkit sveiki, nesirkit apendiksais. Viso gero. Tiesa, Vitalka, aš dar pamiršau. Čia žinai, nu, vis tie Jono reikalai. Ašgi buvau sodininkų susirinkime vakar, man teko raudonuoti už mūsų Joną. Mes ten rinkom lėšas reprezentacinėms administracinėms išlaidas, o Jonas, žinai, tempė, dabar tas apendiksas ligoninė, nu, aš nesusiturėjau ir sumokėjau už jį. Nu ir kiek daug? 10 eurų užteks. Visą kitą nurašysiu. Žinai, Jonas, mes su juo draugai, kodėl draugą nepadarysi, a ne Vitalka? Taip, ugnytė, nu, mažutės skanaus. Va, čia yra kortelės. Va, jeigu va čia va surasti matai žodį ir reikia laiką nustatyti, o va čia va turi būti. Valio, močiutė grįžo. Labas, pasijungi. Labas, ui. Kaip darbe reikalai, kaip visada pilni krepšiai, gal kur padėti nunešti. Darbe viskas tvarkoje, ne, nereikia nieko nereikia padėti. Ko jūs tokie įtartinai tokie paslaugus, ir geranoriški. Prisidirbat ką nors, ne? Ne, mes viską dirbam gerai. Bištų neprišėrė taip kaip vakar, ne? Ne, ir gerai. Tai o mano stiklainių, mano konservų nesudaužė? Šaunuoliai. Mes buvom šaunuoliai. Taip, ir ugnį buvo šaunuoliai. Ir aš buvau šaunuoliai. Ir aš palaiščiau visas jūsų gėlytes. Visas? Taip, visas. A kam jūs jas laistėt, a? Kam jūs jas laistėt? Taigi gėlės ne morkos. Jūsgi kiekviena turi savo charakterį, savo kaprizą. Viešpatie, nu tai ką jūs čia pridarėt? Taigi čia, viešpatie Tvana, aš net Jono neprileidžiu. Prie savo gėlių aš nesuprantu, Dieve mano, ką dabar daryti. Pati aš atsiprašau. Oi, Dieve, visos gėlės paskatusi, Dieve mano. Ir čia, Dieve mano, Dieve mano. Oi, ir visur. Senelė, galima su Tomu pažaisiu, jis manęs laukia. Gerbiamoji Ugnė Vasiliauskaitė, mes su jumis, man rodos, tarėmės, kad šiandien mes pakartosime visas anglų kalbos žinias, viską, ką jūs išmokote su močiute Marija. Bet aš jau viską moku. Bet mes vis tiek turim pasikartoti. Labai prašau. Nu, mes greitai viską pasikartosim ir tu galėsi bėgti savo ramiausiai žaisti. Gerai. Prašom. Hello, my name is Ugnė Vasiliauskaitė. I have a big family and my little dog and cat, yellow, blue,
think I like candy and I'm hungry. Thank you for lesson. Goodbye. Va, matai, senelė, aš jau viską moku. Dabar galiu bėgti su Tomu pažaisti. Tu, Vitalka, nepatikėsi. Kodėl? Jonas man sako, pats įsivaizduoju, sako, tu Mickau, imk šitas plytas visas ir vežk namo. Man jų, sako, vis tiek nereikia. A tu kur nors ir panaudosi. Tik tai aš nelabai suprantu, o kam tada Jonas pirko tas plytas, jeigu jis jų nežadėjo panaudoti? Akcija, Vitalka. Dabargi žmonės nemasto, jie pamato akciją ir ima viską reikia, nereikia. Aš šiaip, Vitalka, viską masonai sugalvojo. Taip, labai įdomi mintis, bet gal, gerbiamas Mickau, galėtumėt ją išplėtoti, ką sugalvojo ir kodėl būtent masonai. Viską. Tu nors, Vitalka, ir profesorius, bet atleisk, apie gyvenimą neišmanai. Masonai sugalvojo bankus, kompiuterius, obligacijas, šitas, su finansais, kur... Akcijas. Akcijas! Jie greitai mūsų galvas implantuos mikroschemas ir tada jau galutinai mūsų visus užvaldys. Čia yra puikia mintis, Mickau, puikia mintis. Aš manau, kad grįžęs namo aš netgi visą tai užsirašysiu. Masonai. Aš šitą ploną humorą skaitau, profesoriau. Bet gali nesišaipyti, paskui galbūt jau vėlu bus. Gal net man jūs visus gelbėti reikės. Todėl tu, profesoriau, gerai pagalvok prieš šaipydamasis. Supratau, aš tikrai... Pasitrauk iš kelio. Gerai tu prisimink. Aš pasistengsiu, aš pažadu, aš užsirašysiu. Masonai, profesoriau. Masonai, kompiuteriai, akcijos ir kitos atrakcijos. O, labas, Mickau. Mickau! Ką? Tu ko tu nesisveikini, a? Valia, nepatikėsi, nepažinau. Laiminga būsi, tau šiandien, Valiuk, reikėtų loterijos bilietą nusipirkti. Gal net 2. A ko tu taip anksti iš darbo? Kad aš nebuvau darbe, šiandien nedirbu, aš buvau parduotuvėj. Aha, nu, Valia, iki man jau metas. Palauk, Mickau, klausyk, o kokios geros plytos, kur pirkai? Kur? Kam tau tos plytos? Ai, čia plytos, aš šitą verandą noriu savo primūryti tokį priestatėlį. Klausyk, žinai, kad mes lygiai tokias pat plytas pirkom su Jonu. Neseniai labai geros. Klausyk, po kiek mokėjai? Tu nepatikėsi, beveik veltui. Veltui? Klausyk, o kur pirkai, a? Mes su Jonu gal irgi prisipirksim labai geros plytos. Ten, kur pirkau, jau nebėra. Valia, aš paskutinės paėmiau. Mickau, baig, sakyk, kur pirkai, gal dar bus. Valia! A tu supranti, ką tu dabar darai? Ką? Tu man visą procesą gadinėjai. Ten pas mane šitiegi susirinkę laukia jau... Kas? Su Skedinys užmaišytas stinksto, tu su savo klausimais. Oi. Man plytas reikia į statybų aikštelę pristatyti. Atsirado darbų vykdytojas. Gerai, pati sužinosiu. Vežk, pati sužinosiu, kur.
Kas čia yra? Kas čia vyksta? Čia kažkokia žemės ūkio produkcijos paroda? Nesuprantu. Va ir va. Čia viskas mūsų prakaitu, mūsų rankom, mūsų su Jonu viskas padaryta. Ir čia. Taip, tai... Ką, nesuprantate? Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Nesuprantate, kas čia vyksta? Jūs puikiai viską suprantat. Jūs visą laiką didžiuojatės, norite pasididžiuoti savo išsilavinimu, savo turtais prieš mus. Kokiais turtais, miela Valentina? Nereikia. Tik jūs vieni su ponia Marija žinote, kaip jum auklėti reikia vaiką, kaip jum išleisti į mokyklą, ką reikia sakyti, ką daryti, žinom. Jūs ir tą Parkerį su auksinė plunksna, jai padovanot, susiruošit. Ta plunksna auksinė, ką jūs, ponia Valentina, kam jūs taip nėra jokio to Parkerio, nieks jau nežada ir pirkti iš viso. Nepirk, žinau, aš jau žinau. Patys nupirksit tą Parkerį, atnešit, padovanosit, sakysit, žiūrėk, anukėlė, kokie tavo seneliai Vasiliauskai geri, o kokie tavo seneliai Nalivaikos blogi, kur jie sugeba tik tai nupirkti, tik tai pieštuką, ar ne? Ne ir ne. Visiškai ne. Nieko. Aš ir be Parkerių, auksinių, su agurkais ir su lašiniais Mildutę užauginau ir išėjo žmogus ir išsilavinimą turi gerą. Be jokios abejonės. Taip. Ponia Valentina, aš manau, kad taip, yra tarp mūsų šiokių tokių skirtumų, bet vardan mūsų ugnytės auklėjimo mesgi turime atsisakyti jų, mes turim juos tiesiog panaikinti nes tai labai, manau, trukdo jaunos asmenybės raidai ir vystymuisi. Ir prisiekiu, aš nežinau, mes su Marija galbūt kartais perlenkiam lazdą jūsų atžvilgių. Taip, aš turiu tai pripažinti, bet vėlgi aš noriu prisiekti, kad niekados neturėjau tokio noro jūsų žeminti ir prieš jūs kuo nors puikuotis. Gerai. Labai gerai, kad išsiaiškinom viską. Viską. Dabar taip susitaikėm, žinot ką. Bet jūs turit pažadėti, kad jeigu jūs vis dėlto pirksit tą Parkerį su auksinė plunksna, tai mes su Jonu prisidėsim. Pažadate? Tai aš galiu pažadėti, bet aš manau, kad tikrai ugnytei pirkti tokią brangią dovaną dabar dar tikrai yra per anksti. Pirmiausiai sulaukim rezultatų mokykloje. Tada jau. Aš įsitikinusi, kad rezultatai bus kuo puikiausiai, ugnytė aš pasitikiu pilnai, jinai mergaitė protinga, bet ir jūs, taigi palaukit, jūsgi ruošiat ją, jūsgi su ponia Marija taip stengiatės, jinai visai paruošta. Ne, bet jau klausykit, jūs nesumenkinkit ir savo indėlio. Taip, nesikuklinkit. Koks čia indėlis? Juk puikiai pagamintas maistas, kaip šitas nuostabus, tai yra tvirtas pagrindas jaunai asmenybei siekti mokslo aukštumų. Manau, kad tai yra neginčytina. Jo. Gal galima būtų gabalėlį lašinių. Taip gardžiai kvepia, aš nebegaliu. Žinoma, kad čia peilis tuojaš. Oi, aš jums. Patirūkiau. Iš to kraštelio. Iš to. Rakas namie. Oi. Gyvų yra. Jonas sugrįžo iš ligoninės. Jonai. Ką, tai niekas nelaukit? Ką? Oi, mano Jonelis sugrįžo. Valyk, tu kabien manęs. Man tik siūlė sutrūks, Jėzau, tu kabien manęs.
Marija, dovanokit, jūsgi žinot, pati girdėjote, aš nieko sunkiau už taurelę negaliu kilnuoti. Nu, jūs... Nu, Zuiki, tu dar ilgai čia stovėsi ir žiūrėsi, ne kaip aš kankinuosi. Gal padėti ar ką? Ponia Marija, ačiū jums labai, kad jie parvė, kodėl tik manęs neįspėjo. Aš būčiau bent stalą padengusi kokią. Nu, žinai. Čiagi pono Jono idėja buvo ką. Tikrai? Nu jo, aš norėjau specialiai tave netyčiom užklupti, kad tu nespėtum savo betvarkę susitvarkyti. O, tu mano didžiausia betvarkė. Valyte, mane dabar tik glostyti galima. Ir taip artimiausius 10 metų. Glūstysiu, mūdų mažutį, glūstysiu. Valyte. Tu iš tave paglostysiu, tu man pamok. Guliu aš, vadinasi, guliu ant operacinio stalo, rankos pririštos, kojos pririštos. 3 seselės laiko, kad neišsprūsčiau. O seselio akis tokios geros. Nu gerai, įkalam, programėlį. Nu, žodžiu, prapjovė mane ir aš girdžiu. Viena daktarė sako, Jėzau, koks pas jį didelis. O kitas daktaras jai sako, ką jūs darot? Tuoj pat prisiūkit jį atgal. Čiagi ne apendicitas, čia jo kepenys. Oi, Jonai, nu, tu kabink makaroną ant ausų, bet ne tokiais kiekiais. Kokios dar kepenys, baik? Nu, tai ten buvai, matei? Nebuvai. Nu, tai sėdėkit ir liek. O tu žinai, kiek mano tas apendicitas svėrė? Tai aš tau pasakysiu. 4 kilogramus. Oi, meluok, kad turėk saiko jausmą. Kas svėrė tą tavo apendicitą? Nu, varyt, nu ką man meluot? Nu, aš tau sakau. Kai mane paguldė, mane pasvėrė. Lygiai 88 kilogramai. O kai išrašė? 84. Nu, kur tie 4 kilogramai dingo? Elementari matematika. Nu ką, apie kepenis buvo? O, tik ką. Praleidau įdomiausią vietą. Ponia Marija, jeigu jūs norite, aš galiu vėl viską nuo pradžių papasakoti. Oi, būtų labai įdomu, ponas Jonai, prašyčiau. Nu gerai, tiek to, gal kitą kartą. Gerai, nu, Vitalikai, dar programėlį. Klausyk, Jonai, gal tu negertum, Nu, valyti, aš tik programėlį. Ir čia tik grinai medicininiais tikslais. Taip sakant, vidinio organizmo dezinfekcija. Nu. Tu savo organizmą dezinfekuoji jau 30 metų, ten jokia bacila neišgyventų. O be to, Joneli, nu tu pavargęs, reikėtų, tu iš ligoninės reikėtų prigult pamiegoti trupučiuką. Viską pasakei? Viską. Ne viską. Ką? Tai viską, ne viską? Viską. Labai gerai. Tai už tavo sveikatą. Ataraza. Na, bent užkask. Vot užkask, taip tik ir negalim. Siūlė sutrūks. Na, aš tau pasakysiu, Vitalikai, toj ligoninėje nieko gero. Vien nuobodybė, Jėzau. Vat spiritų visur kvepia, o čia tas gerai. Ir dar seselės gražios. Bet namuos man visų geriausia. Taip. Savose namuose visados yra geriausia. Taip. Tai kur tu su katuku pas man dabar sėdi, ką? Kiek laiko? Ramiai. Vitalikai, aš juokauju. Sėdėkit, kiek tik jums reikia. Man negaila. Vitalijau? Aš norėčiau su jumis akis į akį pasikalbėti. O burna į burną nenorit? Nu, žinot ką, Jonai? Toj ligoninėje jums turbūt išoperavo ne tik apendicitą, bet ir likusius padorumo likučius. Nu, va, vėl jie tarsis. Vitalijau, artėja diena X ir aš manau, kad... Tai, ką tu manai? Nu, kad reikėtų... Atsiprašau. Valentina, labas rytas. Kasgi ta diena X? Ne, nu, Vitalijau, tu juokingas kartais. Taigi rugsėjo 1. Aš manau, kad reikėtų mūsų anūkę kaip nors paskatinti. Taip.
Teisingai. Kokia nors tokia nedidelė dovanėlė susijusia su mokslais, ten, nežinau, flomasterių rinkinį arba guašų. Akvarelė. Toliau akvarelė. Ne, aš sakau, tas bendravimas su Nalivaikom, o ypač su Jonu, tau tikrai mąstymą atbūkino, mielasis. Čia jau šiuolaikiškai reikia mąstyti. Ir tikrai negailėt mokslam pinigų, mūsų mylimos anūkės ateičiai. Sėsk valyti, ko tu spokši tos kūnus. Niekur jie nepabėgs. O jeigu pabėgs, vis tiek sugrįž, pati žinai. Niekur jie nedings. Ne, man įdomu, apie ką jie taip ilgai šneka? Apie ką? Marytė liepė profesoriui pasikalbėti akis į akį. Tai va dabar laukiu, kada pradės muštis. Zuikutis su katuku. Labai juokinga. Aš rimtai. O jeigu rimtai valyti, tai jie dabar aptarė mūsų namų ir mūsų kiemų užgrobimų planą. Audra Nalivaiko kieme. Taip. O gal mes pačios Ugnytės paklauskim, ko jinai norėtų. Ir tuo pačiu dar galėtumėm ir su Nalivaikom pasitart. Ugnytės jis paklaus. Aš žinau, ką Ugnytė pasakys. Aš noriu, kad vasara nesibaigtų ir kad nereikėtų eiti į jokią mokyklą. Žinai, o su Nalivaikom, tai jau tu man atleisk. Su jais tai nežinau, apie ką gali tartis. Apie nieką su jais negali pasitart. Aš tai taip nemanau. Žinai, Vitalijau, tu gali manyti, ką tu nori. Aš vis tiek važiuoju į miestą ir į darbą dar užšoksiu. Aš paskambinsiu tau. Na, ir kurgi mūsų Marija taip staiga išvažiavo? Ai, kažkokių ten reikalų darbė atsirado. Ja. Ir įdomu, apie ką taip paslapčia šnekėjotės. Ar tik ne apie auksinį parkerį? Kokia aukso? Apie ką? Matai, Jonai, mūsų kūmai nusprendė pasižymėti ir palikti mus kaip visada durniaus vietoj. Vitalikai, dėstyk kitaip. Tai kad čia nėra ką dėstyti. Taigi, Marija nori. Aš noriu. Ką jūs norit? Ir jūs norit. Gerai, Vitalikai, ką mes visi norim? Mes visi norim paskatinti Ugnę mokytis. Tai aišku, kad norim. Tik vat jūs su katuku neleidžiat Ugniai pasidžiaugti paskutiniam laisvės dienom. Matai, Jonai, kalba eina apie dovaną Ugniai rugsėjo 1 progą. Supratau. Pagaliau. Ir ką jūs nusprendėt dovanoti? O gal reikėtų į mano šitą aršiuką paleisti Ugnį kartu į mokyklą? Kas yra? Normali mintis. Tai gerai, mintis gal ir nebloga, tai Marija grįš iš miesto, tai ir aptarsim visi kartu. Valyt, pati negali nueiti, ką? Eik, man reikia cukraus. O kur Vitalikas? Vitalikas prie ežero su Ugne. Eik, sakau, tau man cukraus reikia, uogasgi prižiūriu. Valyt, tugi žinai, aš po operacijos, man negalima sunkumų kilnuoti. Klausyk, man reikia cukraus. Man nusispjauti tavo apendiksą, aš nepažiūrėsiu, kad tu ligonis, pamatysi, kas bus. Kaip visada, paklustų grasinimam ir grubiai fiziniai jėgai. Valyt, žinai, aš pagalvojau, gal man pasiskūst kam nors, ką? Pavyzdžiui, lygių teisių kontrolieriam. Myčių. Sugedam? Tai va, kad jie kur, ne iš vietos. Gali pažiūrėti? Palaikyk. Pats iš kur būsi? Iš Vilniaus aš. Čia su reikalais. Užstrigau. Su technika tai būna. Jis brakšt ir stovi ir ne iš vietos. Tai čia įmanoma kažką padaryti? Padaryti visada yra įmanoma. Ypač gramelį. Juokauju. Ašgi negeriu. Beveik. 30 metų ūkį išdirbau mechaniku. Visą techniką mintinai žinau.
Bet vat naujas mūsų direktorius atėjo ir visus atleido. Ir aš direktorius. Bet to žmogus, matau, padorus, kultūringas, ne tai kaip mūsų tas naujasis. Iš vis be galvos. Garbės žodis, nustekens mūsų tą įmonę ir visus su bagais paleis. Visi bedarbiai bus. Nu, kurk. Jau viskas? Nu, tai bandyk, užkurk, žiūrėsim. Čia kontaktas visą laiką. Aš žinau, audinis, tenai atšoka. Na. Nu va, važiuosi iš Vilpausi. Viskas. Gerai. Žinai, aš čia po visus servisus ištampiau. Aha. O tu per 5 minutės sutvarkiai. Nu, kai moki, netrunki. O, klausyk, ačiū tau labai. Na, jo. Žinai, aš naujas vietinės kepyklos direktorius. Jeigu tau reikės darbo, tai tu imk kontaktus, duok žinot, tikrai kažką rasim. A tu esi mūsų naujas kepyklos direktorius? Aš. Ale tu matai, kaip gaunas, ką? Aš tau mašiną taisau. O reiškia, tu mane iš darbo atleidai, net nepažinodamas, ne? Būčiau žinojęs, kas tu toks. Aš būčiau ne tik, kad tau mašinos netaisai, aš tau padangas visas būčiau. Palauk, žmogau, palauk. Čia kažkoks nesusipratimas. Palauk. Koks nesusipratimas? Palauk. Pakalbėti reikia. Apie ką? Dėl darbo. Vitalikai, vos partempiau. Vitalikai, tu skaitai. Klausyk, tau galvos neskaudant to skaitimo, ką? Jonai, skaitimas kaip tik tą pačią galvą ir lavina. Va, tu kažkur apie 1000 knygų, ne, esi perskaitęs. Nu ir ką? Nu, gudresnis nuo to. Tarp kitko, Jonai, žinot, bet šitą temą tai mes tikrai galėtume išvystyti labai įdomią diskusiją. Profesoriau, tu žinai, aš nesiruošiu su savimi moksliniam temom diskutuoti. Man tenai tamsus miškas. Da, bet jūs kitų sričių specialistas, kuriuo aš visiškai neišmanau. Jo, važiuok. Pasiuntė mane valytinę nupirkti cukraus. Atrodo paprastas pasivaikščiojimas iki kiosko. Ir va, tu žiūrėk. Aš praktiškai va šitom rankom savo laimingą bilietą ištraukiau. O, Jonai, vėl jūs ten su tais bilietais. Ne, tu palauk, tu paklausyk tu iki galo, iškart iš... Vat kaip mano valyti, garbės žodis, ne? Tik tiek, kad nesimušiu. Žiūrėk, aš per 5 minutės šitom rankom savo naują darbą radau. Ir be jokių protingų knygų, supratai? Jonai, kiek aš galiu laukti, a? Kur cukrus? Jo, gerai, neduos pabaigti iki galo. Va, sakiau, gerai, pabūk aš tuoj grįšiu papasakosiu. O, jau grįžai. Kaip darbe? Darbe gerai. Ugniai dovaną nupirkau. Aš tikiuosi, čia yra nedidelis ir mokslam labai reikalingas daikčiukas. Nedidelis ir mokslams labai reikalingas dalykiukas. Vat žiūriu, aš į tave, Vitalijau, ir galvoju. Manau, kada tu pasidarai toks nedidelis, ką? Toks nedidelis, mažas, toks mažas, toks. Bet dar reikalingas, aš tikiuosi. Tau. Reikalingas. Kažkiek. Tu nenori pasižiūrėti, ką aš nupirkau Ugniai? Alio! Gal nori pažiūrėti, ką Ugniai nupirkau? Taip, žinoma. Žinoma, aš pažiūrėsiu. Pažiūrėk. Va, žiūrėk. Šiaip ne taip partempiau. Valyti, tik aš noriu priminti, kad mane tausoti reikia. Taip net gydytojas sakė. Ir
be to aš naują darbą susiradau. Wow. Įdomu, ką jie ten jam rodo, ha? Valė. Bus bėdos jaučiu. Ar girdi? Aš sakau, darbą naują susiradau. Nu, ir ne bet kokį. Vadovaujančias pareigas. Valyta. Darbą. Susiradai, vadovausi labai gerai. Valė. Tai gal tokia proga, tai man savo trauktinės gramelį gali pilt, ką? Jo, bus tau gramelis, bus tau trauktinė, o dabar einu. Einam, pašnekėsim su tais katukais ir zuikučiais. Ką jūs kalbėti, taip su jais viskas aš. Valyti, Jėzau. Ką su jais kalbėti, taip viskas aišku. Nu. Ach, jūs šitai, ponia Marija, ne? O ponas Vitalijus sakė, kad mes ugnytei dovanas pirksim kartu, pasitarę. Kaip šitai, va? Jau nežinau, ką jums tas Vitalijus ir čia prišnekėjo. Bet aš pati nupirkau ir be jo pasitarimo šitą parkerį. Miela Valentina, aš tu jau viską paaiškinsiu. Suprantat, įvyko pats kvailiausias nesusipratimas, toks keistas sutapimas. Matot, aš tikrai nežinojau, kad Marija šiandien nupirks tą parkerį. Palaukit, kaip tai jūs nežinojot? Jūs pats man sakėt, da? Ne, tai tada aš melavau. Na, įsigalvojau, ta prasme. Tai, ne, jūs melavote, ne? Ačiū, kokiu dar siurprizų jūs mums paruošėte, ko dar laukti? Jūs giugnytę mylite labiau už... Va, sakau, darbą naują suradau, ar girdit? Koks čia tas parkeris, ką? Baikit pyktis! Kaip gerai, ponia Marija, kad mes viską įsiaiškinom, nes tie mūsų barniai, tai tik tai ėda sveikatą ir kaimynus jokinaičių. Kitą kartą dovaną pirksim kartu ugnytei, gerai? Viskas, Valentina. Pažadu, daugiau šitų nesusipratimų nebus. Pirksim kartu, rinksim kartu ir dovanosim kartu. Nu, kartu, viskas kartu. Nu, jūs dar pasibučiuokit, iš vis bus kartu. Nu, visiems kartu. Kartu. Dabar, Jonai, busit viršininku? Taip. Duonos kombinatų autoūkio vyriausias mechanikas. Nu, praktiškai vedėjas. Nu, žinokit, be manęs duona niekur neišvažiuos. Jau. Ko čia dabar? Avo, valyk, tau skambina kažkas. Oi, Mildutė. Nepamiršo mūsų. Alio? Labas, Mildutė. Labas. Nu, kaip jūs ten? Gerai. Oi, kaip gerai. O kaip vaikai? Gerai. Oi, taip gerai. Mes, pas mus viskas gerai. Puikiai. Jo. Taip. Nesupratau? Ką? Kas? Jie ugniuką nori įsivežti į Olandiją. Nu, tai gerai, nu, vaikas prieš mokyklą dar ir užsienį pabuvos. Nu, gerai. Jie su visam nori paimti. Kaip? Visai. Nu, daug čia. Aš biškai pasitrauksiu, kad nesikeik prie vaiko. Milda, alio, tu ką? Ten saulėj galvą jūs perkaitot? Ar grybuką prisėdėt, ką? A man reikės atvažiuoti ir diržą jums paimti. Kas jam pas jūs darosi? Palauk, šitais grasinimais jūs nieko neišspręsit problemos, čia reikia argumentų. Vitalijau, ateik pakalbėsi su sūnum tu. Paaiškink tu jam, gerai? Viską, paaiškink. Alio, labas, Dainiukai. Labas, tėtis čia. Klausyk, ar tu nemanai, kad vis dėlto ugniai būtų geriausia mokytis Lietuvoje? Taip, būtų vis dėlto mūsų priežiūra ir taip toliau visą kitą. Man atrodo, kas sugalvo, kaip kas sugalvo. Kas kitaip, kad tu nemokytų kalbėti? Nu, Bet čia visi taip galvoja. nu, kas taip kalba, tu Jėzau. Alio, Dainiau, Dainiau, ar tu supranti, kokia Olandija? Ugnė tu olandiškai nemoka. Jis su Marija tik tais angliškai mokės kalbėti. Ką? Supratau. Tas jūsų sūnelis surado jai mokyklą lietuvišką prie ambasados. Dainiau, kaip jie tu taip su mūsų? Baikit isterikuot, Valentina, nu jūs dievė mano. Klausyk, Dainiuk, duok man Mildutę pakalbėti, gerai? Jo. Mildut, taigi mes tai atvažiuot galim jūs lankyti, taip, bet tugi žinai savo tėvus, taigi jie oruose gyvenime nėra buvę, jiegi bijo skraidyti. Ką? Kas bijo skraidyti? O ką nebijo? Aš nieko nebijau.
Aš transporto skyriaus viršininkas. Gerai, mes to įsiaiškinsim, kieno jūs viršininkas ir kaip jūs mokat skraidyti. Šitą, Mildu, tu palauk, aš sakau tau, paklausyk manęs. Ne, mano argumentai išseko. Bandyk tu. Labą dieną, Milda. Mes suprantam, kad jūs kaip tėvai turite teisę spręsti tokius dalykus, tačiau jūsgi iš tikrųjų net nežinote Ugnės nuomonės. Man, ką pasakysiu. Klausykit, jeigu jūs paimsit Ugnytę į Olandiją, aš numirsiu. Valentina, nu, bankit. Gal ta Ugnė pati, jinai niekur nenori važiuoti. O jos niekas ir niekur neleis važiuoti. Bet aš noriu važiuoti. Mildut, mes vėliau perskambinsim. Prašom, apžiūrėkit. Namas didelis, šeimininkė viena, vyras neseniai pasimirė nesėkmingą operaciją. Užeikit. Taip, namas didelis. Didžiulis namas, čia vonia, tualetas, 4 kambariai, čia virtuvė, prašom, pasigrožėkit nauja buitinė technika, o vaizdas pro langą, pažiūrėkit. Ir sklypas didelis. Nuostabus sklypas. Jeigu sugalvojot pirkti, reikės palikti rankpinigius. Nu, aš pagalvosiu. Pagalvokit, aš neskubinu jūsų, bet pats suprantat, pasiūlymas tikrai išskirtinis. Suprantu. Aha. Čia galim užeiti? Taip, prašom, užeikit, apsidairykit, kambariai, kaip sakiau, dideli. O čia kas tokie? Sakėt, šeimininkė vieniša moteris. Jonelį, jau grįžai, džiaugiuosi, kad taip pasveikai greitai. Akimis čia aš namus supainėjau. Vitalikai, kas gausi dūdą, nervam nuraminti. Biskau, ateik porai žodžių. Jonelį, tau negalima jaudintis. Ateik. Jonelį, Ateik, nebijok. Ateik. Jis tau žaizdas suplyš. Kas tau sakė? Sakė, kad nekilnojamo turto agentas yra. Šį namą siūlė pirkti. Agentas? Ateini čia, agentė. Aš tuoj tau 207 prieš tiknos pririnkys. Sutarti radom būdą.